Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam. Prabangiai skamba, aš vairuoju Maserati, bet čia krūtai. Turtingo vyro žmona. Nu, vat ką moka šitas automobilis, tai skleis gražu. Pipsi pykstais, labai pyksta. Mane faina. O per tą kupstą pravažiuotą naudom, ar ne? Žiūrovai. Labas visiems, su jumis Dalia ir Marija ir laida Mergos už vairo. Netgi biškai sudvėjojau, ar teisingai pasakysiu. Ir už mūsų dar vienas automobilis iš salono. Ir tai įspūdingasis Maserati automobilis. Ar man atrodo, ar čia prasme išskirtinai blizgi danga? Aš nežinau, ar žiūrovai mato, bet jis toks visas fancy. Ratlankiai. Ir kokio dydžio, net rankos, ne? Vėl neveikia. Man įdomu, kokios komplektacijos automobiliai turėtų būti, kad visose būtų atidarimas su koja. Na? Bagažnikas užtektinai pilnai. Ir netilpai. Na gerai, tilpai. Palauk, tu mane nuolat uždarinėjai, čia nėra mygtuko uždarimo, tai tikiuosi atsidarysi dalį. Ai, Nemiriai? pasirodo, ne taip smagu, kaip galvojau. Na, mama, tai aš irgi sakiau, kad... Tam super daug. Bet čia talpi tikrai labai Kas čia pas mus yra? Čia gitariukas. Žiūrėk, čia atidarimas iš vidaus buvo, jeigu ką, tu galėjai atsidaryti. Nepamačiau. Taip, čia gumytės viskiam daikčiukam pritvirtinti, sėdynės atsilenkia ir netgi yra slidėm iškišti. O čia yra pirmoji pagalba. Bet kokia graži stilinga jo. Gali miestį. Pirmas įspūdis tai kvapas. Aš turiu labai didelę bėdą, labai jautrią uoslę. Blogai? Skaniai. Gerai. Tai šok į vidų. Pirmas įspūdis. Mažai visko. Mažai visko. Aš irgi taip pažiūrėjau į tą mediją ir tai biški nuliūdau, nes biški man trūksta. Mažoka tau, ne? Biški kažko tokio netisi moderniau. Man, žinai, visas šitas biški tokia seniena, bet čia jau tikriausiai stilius ir mes jo nelabai pakeisime. Bet sėdynas ir man galas labai fainiai atrodo kažkaip. Gražiai atrodo. Taip labai prabangiai, sakyčiau. Jo, ir man tokios sėdynės, va šitas ženkliukas, taip... Sėdėti patogu. Patogu. Mygtukas užvedimo yra labai žemai ir aš nesuprantu, kuom skiriasi visada, kodėl vienose mašinose yra dešiniai pusiai, kodėl kitose yra kairiai pusiai. Įdomu, nuo ko tai priklauso. Va
šitas visas valdymas kondicionieriaus yra tikrai paprastas, aiškus ir patogus. Bet aš, žinok, dedu šitam valdymui pliusą. Vien dėl to, kad mes, žinai, ką mes nuolat aptarinėjame, kad jeigu yra... Aš manau, kad jį yra ir čia ta opcija, touchscreen'e, bet kai tai yra mechaniškai padaryta, tai yra patogiau važiuojant. Tikrai patogu būti. Bet ar tau gražiai atrodo, nes vis tiek nustilius ir aišku, yra kažkokia detalė. Asocijuojasi su senesniais dalykais, nes tokiais moderniais. Čia lygiai tas pats, pavyzdžiui, vairas, labai man smagu, čia tau turėtų patikti, jis yra plonas. Bet, žinok, man tai ir šitoks netrodė kažkoks labai toks karbonas tavo ant vairo netgi. Bet, pavyzdžiui, mygtukai, jie irgi yra senoviški. O kaip manai? Senoviški. Man labai iš karto kyla klausimas, kelintų čia metų yra automobilius. Aš, žinok, sakyčiau, kad šiaip mūsų šitas dabar bandomas bus koks nors naujausias, bet nuo kokių 2017 bus gaminamas. Ir šis modelis yra 2019 metų. Wow. Wow. Oh my god. Kaina, ne? Labai graži kaina. Nuo 100 000? Beveik 96. Žiūrėk, aš beveik pataikiau. Ir dar jeigu papildomas įrangos įsidėksi, tai dar 20 000 ir galų gale gaunasi beveik 120 000. Ne, nei daug, nei mažai. Kas yra čia gerai, kad jis dar pakyla, šitas automobilis, plus čia yra off-roado funkcijos, ice, tu gali ant slidaus kelio vairuoti ir, žinoma, sportinis. Įdomu, ką daro šitas daiktas. Muzika. Šitas daiktas junginėja, šitas garsina. O ten... Aparatūra, važiuojam. Harman Kardon. Nu, toks įdomus. Harman Kardon. Šiaip Harman Kardon yra visi geros kolonėlės. Aš nesigirdėjau. Gal čia... Gal čia nustatymas ir kažkas yra blogo. Gal kažką praleidom nustatymas. Čia yra du pakankamai gražus ir stilingi senoviški, tokie dalytė, sako spidometras. Ir va čia yra, man atrodo, visiška nelaimė atsitikusi šitam automobiliu, nes šiaip žiauriai neskoningai atrodo tas viduriukas. Ir va šitie va sparnai, aišku, čia jau tipo sportinio automobilio reikalai. Bet gražiai atrodo. Aišku, nepamirškime, kad Ferrari yra šiek tiek Ferrari. Maserati yra šiek tiek susijusi su Ferrariu ir jie galbūt bandė atkartoti greito automobilio reikalus visus. Diktadėžės dalį. Aš kart supratau. Labai įdomiai, kai daiktadėžių gale yra buteliams skirta. Aš neįsivaizduoju, nu taip, jeigu tu tai palieki, bet gerti kavą. Čia yra šaldiklis, matai? Ai, tai čia galbūt šaltas. Supratau, o čia ar yra? Ai, bet tai čia yra, o čia nori, jeigu šaltai gėrimas sakyti. Čia yra pliusas. Mes judam. Minkštai kol kas patinka man, o vidus kol kas nežavi. Yra sukurtas stereotipas. Maserati asocijuojasi su tam tikru prabanga gal, ne? Taip. Prabangiai skamba. Aš vairuoju Maserati. Nu, čia krūtai, žiauri krūtai. Nu, žinai, ir tokia kaina visai yra gan didelė, kur ne bet kas gali įpirkti. Už tą kainą tu gauni paprastą saloną pakankamai. Taip, čia visur yra oda, taip yra labai švaru, gražu, viskas padaryta. Aš tikiu, kad šita oda yra kokia nors žiauriai prabangi ir brangi ir tam, nežinau, ne krokodilo oda, bet super cool. Taip. Bet bendras vaizdas to neperduoda, nes atrodo, kad viskas labai taip neperkrauta. Ir to sportiškumo čia kaip ir nėra daug, ir elegancijos šitam modelėje nėra daug. Galbūt nuo komplektacijos priklauso, aš tada įsivaizduoju, kaip kyla kaina, jeigu tu pasidarytum kokį nors saloną raudoną, bordinį ir ten baltą. Kol kas smagu tai, kad mūsų mieste visi praleidžia. Pravažiuoji pro mane su tokiu Maseračiu, manęs nepažinodama, ką apie mane pagalvotum? Nuoširdžiai dar. Nuoširdžiai? Aha.
turtingo vyro žmona. O tu? Tokia, kur gražią saloną turi ir nelabai ką veikia. Nelabai ką veikia, bet turi gerą automobilį ir nepigų. O, koks garsas dalė, mes dar jo negirdėjom. Sugalvoti, gal čia daryti nesąmonę. Oi, kaip jinai linguoja. Aš tikiuosi, mes čia ją nuleidom. Bet jinai minkštutė visai skiriasi. Jo, minkšta. Aš sakyčiau. Automobiliai gali būti ypatingai galingi, juos galima prifarširuoti labai daug galios. Arklio galių vis dėlto 350. Tai čia yra jau neblogai. Neblogai, taip. O kaip manai, per kiek laiko įsibėgėja? Jeigu 300, kiek sakei? 50. 350, tai turėtų apie... Kažkas apie 6. Tai lygiai 6. Lygiai 6? Rimtai? Jo, įsibėgėja per 6. Dugnas. Gaz dugnas. Garso daug. Garso daug tikrai. Ir bėgėjimas nėra įspūdingo. Tikrai. Jo, aš tokia irgi to pirminio greito reagavimo, kur prisispaudinti nėra. Bet šiaip labai maloniai važiuoja, man atrodo, smagu vairuoti yra. Jo, saugiai jauties labai. Žinai, tiesą sakant, aš noriu pabandyti dar kartą, nes man atrodo, kad ji šiek tiek, kai vat sportą paspaudėm, jį dabar nusileidinėja ir ją reikia dar pažeminti, kad būtų patogesnis sporto važiavimas, tai aš dar norėsiu kartelį paspausti, tam, kad įsitikinčiau, ar taip ir yra. Jo. Šįkart geriau. Geresnis sukibimas. Gerokai, nes matai, kai paspaudžiau sportą, dar buvo nespėjusi nusileisti. Tam, kad jį greitai bėgėtųsi, reikėjo, kad jį būtų nusileidusi. Nu, vat ką moka šitas automobilis, tai skleis gražų garsą. Gas labai geras, to pirmo tikrai nėra greito sukibimo, bet nu čia gal reikia tikėtis. Automobilis šiaip gan minkštas, per va šitus visus gulinčius policininkus važiuojam, tai taip labai minkštai, net ir greitesnio greičio važiuojant. Tai nežinau, garsas fainas, aš manau, kad ir nereikia iš tokio automobilio tikėtis labai greito starto ir tokio galingo prisispaudimo. Jeigu jis būtų galingesnis, manau, kad jis geriau šautų į priekį, bet turime, ką turime šiandieną išbandyti. Bet važiuojant autostradą ir reikiant greitai aplenkti, manau, užtektų. Labai užtektų. Kuro sąnaudos. Jos yra tikriausiai pagal gamintoją kaip visą laiką gal mažos. Jos optimistiškos, manau, kad 14, ne? 14,3, sako mieste, o 8,3 tiesioji. Average. 16,4. Va, per miestuką pravažiavom. Tai, nu, nemažai. Bet aš sakyčiau, kad čia vis tiek labiau miesto automobilis. Jo, manyčiau, kad taip. Nu, o pala, o koks dar gali būti miesto ir lenktynis? Ne, nu toks, žinai, kaip mes, pavyzdžiui, kai važiavom su Range Roveriu, kaip pasvės? Velar. Tai mes iš karto sakėm, kad nors tai yra šiek tiek toks SUV principo automobilis, jis labiau skirtas yra miestui, bet ir tinkantis važiuoti užmiestyje. Tai šitas irgi taip pat. Lygiai tas pats. Jis yra toks mašina apsimetanti džipu. Jo, ir aš nekam mes nepasakėm, aš manau, kad čia labai yra patogi su vaikais, netgi vaikam. Manau, kad taip, nes vietos yra pakankamai. Vietos nemažai ir kaip sakėm, kad moterys sėstų už vairo ir va, su vaikais važinėti, ar taip pat vyrui. Man gal biškai vis tiek labiau yra moteriškėsi, tai vyrui gal nelabai tiktų. Kiek manevringas yra. Nagi. Nėra manevringas. Nėra manevringas. Labai manevringas. Didelį ratą daro tam, kad apsisuktų iš tikrųjų. Taip. Galbūt labai patinka salono stilius, bet iš tikrųjų yra labai patogus ir protingai viskas padaryta, nes nu, tikrai praktiškai patogu galima viską valdyti vairuojant, kas yra tikrai labai svarbu. Tikrai taip. Mes
su Dalyte sukėlėm maksimaliai mašiniuką, kad jis yra pakilęs jau maksimum, labai patogu, kad jis yra visiškai po ranka tas daiktas. Ir Marija sugalvojo tokią aferą ir aišku mane pakiš, sako, važiuojam į mišką, pakelsim mašiną ir Dalį, važiuojam į mišką, nieko nebus. Nieko nebus. Pipsi pykstais, labai pyksta. Nu, tu čia labai gerai sugalvojai, Taip, mes saugiai miško keliukais, bet jinai minkštai tai daro. Minkštai, jinai aukštai ir jinai labai gražiai važiuoja, bet mane faina. O per tą kupstą pravažiuotą įdomu ar ne? Nu, gal negadinkim automobilį. Gal Marija, užtenka pasivažinėjimo. Važiuotum į mišką grybauti su tokia. Įsivaizduoji, Dalį išlipa grybauti iš Mazeračio. Grybauji šiaip? Ne. O tu? Esu 2 kartus per visą gyvenimą grybauti. Važiuotum su tokį Mazeračį nuostabi? Ne. Gaila būtų 100 000 į mišką. Nusipirkai, tai gal geriau paims ir su kita mašina važiuosi, žinai. CTB kokį išsinuomot, kad gaila nebūtų, ne? Ne, kad jinai minkšta ir jinai tikrai pravažiuotų labai daug. Nes ir aukšta. Pasikėlėm tikrai maksimaliai ir tas jaučias. Ir aš manau, va, tarkim, kai tu sakai, kad aš gyvenu užmiesty ir būna galbūt nesfaltuotų kelių, tai su jie būtų tikrai labai patogu ir minkšta pravažiuoti. Tai čia labai didelis pliusas, kas yra šeimom dažnai, privalumas, nes dažnai gyvena už miesto. Žinok, prakeičiukas biškį mušė. Mušė? Jo. Ne, kai ne savo, ne? Jo, minkšta tiesiog gal mažiau manevringa. Galim statyti parkingą. Ir einam į galą. Į galą, jo. Opa. Pafilmuok mane, va tai kaip visi ėda. Va. Nu. Ir kaip, daug vietos? Vietos tikrai daug, nes aš esu ten normaliai atsisumus gale ir žinok, užtektinai vietos. Ir labai... Ką turi gale? Lemputę, matau, turi gale? Lemputę? Aha. Ir gėrimams. Čia galiu atsidaryti bagažinę, jeigu noriu kažką pasimti. Ar galiu? Galiu. Gali. Galiu. O, ten gali savo bombonkės paslėpti. Ten visi galiu paslėpti, o čia taip užsidaro. Na va, V6 varikliukas, Mazeračio ženkliukas. Ir tai yra praktiškai viskas, ką mes išmanome pasakyti. Nu tai Dalyte ras, kur pilti skystį langų plovimo. Įdomu, kur, nežinau. Parodyk, aš nematau. O gal Mazeratis ant tiek išmanus, kad jis kaupia lietų? Ne, čia yra tepaliukai. Aušinimas skystis. O kur vanduo? Čia. Taip nepatogiai. Čia. O Dieve, čia... Aš radau! Apipilsi posę kapoto dar su vandeniu, kol ten prieisi. Ties tuo. Ir baigime. Patiko Dalytei. Kad radau kažką. Sėdim Maserati Levante gale. Ir nežinau. Vietos daug, mes galėtume iš galo filmuoti laidą visą. Labai gražus vaizdas į viršų pasižiūrėjus, susidaro vos pilnai. Gali romantiškai savo galę važiuoti ir žiūrėti iš žvaigždės. Ir manau, jau reikia padaryti apžvalgėlę mūsų ir įvertinti pagal mūsų mergaičių nuomonę, visiškai tik pagal mūsų. Išoriai duodu stiprų devintuką, man gražus automobilis. Žinau, gal netgi linkčiau, šiaip, kad stiprus devintukas tai tikrai ir gal netgi virš.
Jo, tarsi tarp 9 ir 10, 9,5. Jo, tikrai taip. Ypač labai graži spalva, tas blizgys. Dabar mane labai sužavėjo, ratlankiai labai gražiai atrodo ir taip gan galingai atrodo tas priekis. Ir taip gražiai ir stilingai. Vidus mane šiek tiek nuvylė priekis, nes gal nėra to naujo modernaus stiliaus, bet čia tikriausiai yra skonio reikalas, galbūt kai kuriem patinka tas toks senoviškesnis detalės, o man norisi moderno tikrai trūksta. Bet, pavyzdžiui, pats modelis iš tų sėdynių, oda ir visa šitas toks aptraukimas man labai gražus. Beje, labai patogios sėdynės, buvo komfortiška sėdėti, buvo malonu sėdėti. Tai aš sakyčiau, už priekinę panelę duočiau 7,5. 7, nedaugiau. Bet šiaip už patogumą, tai 8. Tikrai patogu. Kolonėlės galėtų būti geresnės. Man asmeniškai, kaip tau, tas šiek tiek senovinis stilius galbūt man ne prie širdies ir man norėtųsi moderniau. Nėra to balanso tarp klasikos ir moderno. Yra toks keistas santykis. Tai bet tik mūsų nuomonė. O tada bendras įspūdis, aš sakyčiau, stiprus 8. Aš irgi 8 duočiau. Manyčiau, kad 8. Tai realiai bendras balas gaunasi toks kaip ir 8. Tie, kas nori komfortiško automobilio mieste, visai šeimai, manau, kad merginai gal labiau ir turi užtektinai pinigų tam, gali savo tikrai leisti šį automobiliuką įsigyti ir pareumoti vidurį miesto, jūs tikrai bus atkreiptas dėmesys. Taip, iš tikrųjų to galingumo gal tokio didelio nėra kaip pas kitus sportos automobilius, bet kaip iš tokio SUV, tai tikrai neblogai. Neblogai. Jo. Tai ką, subscribinkit mūsų YouTube, komentuokite po mūsų video, ar jūs sutinkate su mumis ar ne, o galbūt jau bandėte tokį automobilį ir susitiksime kitą savaitę. Kitą antradienį, žiūrėkit, kito automobilio apžvalgą. Ir iki pasimatymą. Iki. Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam.